Atvykęs į Vilnių sužinojau, kas yra konversija. Galim matyti už mano nugaros, kaip pramoninis rajonas patampo šiuolaikišku moderniu. Mano akim žiūrint, Paupio rajonas Vilniuje tai yra unikalus rajonas Vilniaus mieste. Negaliu atsidžiaugti vaikščiodamas po jį. Žavi labai stipriai architektūra, kad buvo leista architektams pasireikšti, tai jie čia, kaip sakoma, dėjo visą savo meilę. Ir tie pastatai, mes galim matyti kontrastą, kaip daugmaž atrodė senasis rajonas, o kaip dabar atrodo šiuolaikinis Paupio rajonas. Takeliai sutvarkyti, žmonėms padaryta galimybė pasivaikščioti Vilnelės pašonėje. Fantastika, ne vieta. Analogų dar kol kas mūsų krašte neteko matyti, bet manau, po biškį transformacijos tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, tiek kitose miestuose vyks, nes naujus pastatus stato, bet su naujus pastatų statyba susidurima tai, kad žemės mieste trūkumas ir nenori tenka senus pastatus paversti naujais. Klaipėdoje dabar turime vieną tokį įspūdingą irgi projektą Mėmelio miestas. Tai tenais neteko matyti kuris laikas Klaipėdoje tiek daug kranų vienoj vietoj. Tai yra vienu momentu suskaičiavau Mėmelio miesto projekte 6 kranus aukštuminius. Tai kaip mūsų miestui tai yra žiauriai įspūdingas skaičius ir tikiuosi, kad Mėmelio miestas bus neprastesnis negu Paupio suformuotas rajonas. Tenais irgi seni pastatai nugriauti ir statomi visiškai nauji pastatai. Tai čia turbūt Paupio irgi panaši situacija buvo. Kuo Mėmelio miestas unikalus, tai bus unikalus dėl to, kad jisai ant Kuršių marių kranto iš esmės. Tai jisai turės ir prieplauką, ir jachtos duos savo žavesio unikalumo tam rajonui. Tai labai laukiam su nekantrumu, kai jisai bus baigtas pastatyti ir bus leidžiama apsilankyti, pasivaikščioti ir pasigrožėti. Mūsų Klaipėdoje tai iš esmės pagrindinis dalykas, ko mums gal trūksta, tokių ne tik gyvenamųjų erdvių, kur galėtų žmonės gyventi, bet ir pramogų, kur promenadų pasivaikščioti. Mes turime neišnaudotą potencialą, tai Danės upės, bet kiek teko girdėti iš miesto valdžios, kad yra planuosi numatyta daryti irgi takus, grinai įveiklinti tą Danės upę, kad galėtų miestiečiai vaikščiotis, džiaugtis kiekvieną dieną. Tai aš jau nesu nekartą sakęs, kad mano akim žiūrint vienas iš perspektyviausių Klaipėdos rajonų tai žvejybos uostas, nes jisai arti labai centro, kainos ten gan žemos palyginus su visų miestų. Kiti rajonai tai labai kyla 2 neblogi projektai, tai yra Bastionų namai, paskui Trinyčių kvartalas. Tai realiai Trinyčių kvartalas iš buvusios gamyklos, ten didžiulė buvo kažkada tarybinė gamykla, ją visą išgriovė ir dabar ten virsmas vyks. Paskui buvo parko namai berods prie Trinyčių prūdo, tai irgi vienas iš tokių projektų. Ten buvo statybinės įmonės bazė, o dabar patapo gyvenamųjų namų kvartalas, kai namai ant parko. Aišku, reikia sutikti su to, kad mes klaipėdiečiai esame ne Vilnius, ne sostinė, tai mus riboja visame kame tai žmonių srautas. Kai Vilniuje yra turbūt 700 000 gyventojų, o Klaipėdoje nėra 200 000 gyventojų. Tai automatų visa inercija 3 kartus mažesnė. Mums labai reikėtų susifokusuoti, tai yra, kad universitetai, mokymo įstaigos investuoti, skatinti, kad vystytųsi, kad plėstųsi. Taip pritrauksime labiau jaunimo, nes Klaipėda turi labai didelio potencialo kaip jūrinis miestas. Gal taip plačiai neįsiplėtus labai stipriai, tai galėčiau sakyti, kad skatinti jaunų žmonių pritraukimą į miestą. O atvykus naujam žmogui, jisai pradės studijuoti, sukurs šeimą, pasiliks ir jam reikės naujo būsto ir visa ko. Tai vienas iš tų aspektų, kaip labiau pritraukti jaunimą. Labai džiaugiuosi tai savo projektų vykdomu, labai. Kaip ten yra patarlė. Kas pakels šunį uodegą, jeigu ne jisai pats. Aišku, maštabas nepalyginsi čia su Vilniaus, bet mes 2 senus pastatus nugriaunam. Pastatom vieną naują, modernų, šiuolaikinį, su šiuolaikiška visa infrastruktūra, aptverta, saugų, A+ energetinės klasės. O taip žiūrint, tai labai džiaugiuosi įvažiuojant į miestą, atsidarė ten didelės pramoninės įmonės mokslo tyrimo centras po dešinę pusę, jeigu įvažinėti Klaipėdą. Paskui ties pagrindiniu žiedu įvažiavus Klaipėdą statosi jūrų miestas berods vadinasi. Ten
komercinės paskirties visą zoną. Nekalbu apie Klaipėdos rajoną, kuris plečiasi kaip ant melių, man net sunku būna suprasti po ilgo laiko nuvažiavus, ten nauji pastatai, nauja infrastruktūra. Tiek pat ir miestas labai stipriai juda. Vieni iš tokių didesnių tai yra Smiltynės perkėla remontuojasi, paskui Atgimimo aikštės projektas turi tapti vienu iš traukos centrų. Šiai dienai tai matosi, kad veiksmas vyksta, labai džiugu, kad statoma, daroma, visiems nuo to tik bus geriau. Ką pastebiu pats kaip Klaipėdos miesto gyventojas, tai galiu pasakyti, kad mes turim labai gražų unikalų senamiestį, bet jisai yra gan silpnai įveiklintas. Lyginant su Vilnium, su Kaunu, jeigu atvykus ten ir naktinis tas gyvenimas kažkiek mažiau skatinamas pas mus, gal pas mus ir mažesnis srautas tas žmonių, bet kažkokia tai zona turėtų būti vis tiek, kad pritrauktų turistų. Vasarą gal nėra taip blogai, bet pavyzdžiui, rudenį, žiemą, tai gan visi užsidaro ir didžiausias traukos centras tai tampa prekybos tas centras. Mes buvom pavalgyti Paupio turgus, food hallas. Tai tokios koncepcijos mes neturime Klaipėdui. Kas norėtųsi, bet puikiai suprantame, kad tokiai koncepcijai kaip food hall, kur yra daug skirtingų maitintojų, tai reikia didžiulis žmonių srautas. Kiek mes suskaičiavom, turbūt 15 skirtingų maisto gamintojų. Man atvykus su šeima, tai vaikas valgo pizzą, dukra valgo sušį, žmona valgo žuvį, o aš sugalvoju ten gruzinišką maistą. Fantastika. Mums reikia imti gerus pavyzdžius, naudoti savo mieste. Apie užleistas vietas, mano asmeninė nuomonė, viena iš potencialių vietų tai yra Gandrališkių kvartalas. 2008 metais buvo pradėtas vystyti, gal 2007-2006, kažkas apie tą laikotarpį. Ir aš pasivaikščiau kažkurią dieną po tą kvartalą. Tie sprendiniai, kurie buvo 2007-2008 metais pritaikyti tenais, mes nelabai turime jų šiai dienai ir kas nors tai daro. Vienas iš sprendinių, pabrėšiu, tai yra parkingas buvo suformuotas 1-2 aukšte, gyvenamieji namai prasideda nuo 3, 3 aukšte virš parkingo padarytas atskiras tiem gyventojams parkas. Aš vis galvodavau, kad ten toks užkilimas yra automobiliam, bet ten pasirodo tu užkyli ir pataikai į žalią zoną, vaikų žaidimo aikštelės. Tai manau, gal jau nauji projektai pradės investuoti ir daugiau į tuos visus reikalus, kas pastebima Vilniuje. Kiek aš buvau keliuose kvartaluose Markučių rajone, kiek ir Paupy matosi, kad investuojama ne tik į gyvenamųjų namų kokybę ar būtų kokybę, bet ir į aplinką, kad sutvarkyta aplinka, kad būtų apželdinta, kad būtų tvorelės, saugumas, vaikų žaidimo aikštelės. Tai grįžtant prie Gandrališkių kvartalų, tai tenais buvo nuo pat pradžių jau šita visa mintis padaryta. Ir tas kvartalas dar turi, nepasakysiu kiek tiksliai, laisvos žemės ir koncepcija visa yra nupaišyta, kaip galėtų būti. Bet kol kas jisai vidury miesto ties pagrindiniu mūsų prekybos centru ir plynas laukas, kuris nėra išnaudotas. Vieną dieną aš tikiu, kad jisai startuos ir turėsime labai gražų kvartalą vidury miesto. Tu įsivaizduoji, po 10 metų atrodys Klaipėdos miestas? O, 10 metų. O, geras klausimas. Vat, prisiminsit jūs, kaip buvo po 10 metų. Tai dabar bandau spėjimą. Tikiu, kad mūsų miestas taps žymiai modernesnis. Netikiu, kad ten turėsim tramvajų ar metro. Mažai tikėtina. Bet manau, kad bus išvystyti neužimti plotai, nes po biškį tie laisvi žemės sklypukai yra panaudojami ir jie užsipildo. Tai aš tikiu, kad jau stovės 10-mečio Gandrališkių rajonas, gal koks atsiras aukštuminis pastatas, nes mes turim potencialą, žiūrint pro langą, jeigu aukštuminis pastatas, tai mes matom jūrą, neringą ir visus kitus reikalus. Vienas iš tų mano tikėjimų, kad atsiras dar koks nors aukštuminis pastatas ir galbūt aš būsiu vienas iš tų, kuris pastatys tokį pastatą pats savo jėgom. Yra planų? Planų tai jų yra begalės. Iš tikrųjų, planas yra pagrindinis gražinti mūsų mylimą miestą Klaipėdą. Aš tikiu ir noriu palikti po savęs kažkokį indėlį, kad vaikščiojant jau užaugę anūkai sakytų, va, žiūrėk, senelis šitą pastatė. Ir mano koncepcija yra ne tik statyti gražius pastatus, bet ir miestui kurti pridėtinę vertę. Ką palinkėtum klaipėdiečiams, kad greičiau vyktų tas pokytis į gerą? Mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Nesakau, kad klaipėdiečiai nieks nedirba, bet toks šūkis galėtų būti, kad apskritai mes žmonės mažiau kalbėkim, daugiau darykim.